Vilniaus krepšinio lygos Top Sport pavasario čempionato mažoji taurė finišavo finalinio ketvertuko varžybomis. Visų pirma pusfinaliuose susitiko Tugen Kefer ir DUV Reklama, bei matavimo studija ir ZTS LT. Pirmieji į aikšteles žengė Tugen Kefer ir DUV Reklamos vyrukai. Nuo pat susitikimo pradžios Tugen Kefer atsiplėšė į priekį, tačiau aistringai palaikomi savo sirgalių DUV Reklamos vaikinai neketino pasiduoti. Kuomet jie spurtavo trečiajame ketvirtyje, atrodė, kad rungtynės gali persilaužti į kitą pusę. Deja, taip nenutiko ir Tugen Kefer puikiai sužaidė paskutinį ketvirtį, laimėjo jį 18-8, iškovojo pergalę bei kelialapį į finalą. Galutinis rungtynių rezultatas 72-56. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 26 taškus įmetęs Mantvydas Staniulis ir 18 pridėjęs Laimonas Brazauskas. Tuo tarpu DUV Reklamos sudėtyje savo žaidimu išsiskyrė 23 taškus pelnęs Tomas Melnikavičius bei 10 pridėjęs Dovydas Lopetaitis. Antrajame pusfinalyje tarp matavimo studijos ir ZTS LT lauktos intrigos nebuvo visiškai. Matavimo studija spurtavo nuo pat pirmųjų minučių ir jau sužaidus 10 pirmojo kėlinio minučių pirmavo 26-10. Šį savo pranašumą matavimo studija didino visuose ketvirčiuose, kol galiausiai pasiekė triuškinančią beveik 40 taškų persvarą. Rungtynės rezultatu 161 laimėjo ir į finalą pateko matavimo studijos komanda, kurių gretose rezultatyviausiai žaidė 28 taškus įmetęs Mantas Vanagas. 16 pridėjo Vismantas Čepliauskas. Tuo tarpu ZTS LT gretose tik tai 2 krepšininkai peržengė 10 pelnytų taškų ribą. Tai buvo 16 įmetęs Arūnas Kuosa bei 14 pridėjęs Darius Mikalauskas. Tokiu būdu į didįjį finalą keliauja matavimo studija ir Tugen Kefer, na o dėl bronzos susikaus DUV Reklama bei ZTS LT. Triuškinančiai pralaimėjusi pusfinalio susitikimą ZTS LT komanda tikėjosi atsigauti rungtynėse dėl trečiosios vietos. Deja, taip nenutiko ir nokautas jau pačioje rungtynių pradžioje, kuomet šiauliečiai spurtavo 15-0, matyt, kad padarė meškos paslaugą. DUV Reklama sėkmingai pirmavo po visų 3 kėlinių ir tik tai vienintelė paguoda ZTS LT klubui, jog jie laimėjo paskutinį ketvirtį 24-17. Jokių šansų rungtynėse neturėjus ZTS LT klubas pralaimi dvikovą dėl bronzos 51-75 ir VKL Top Sport pavasario čempionato mažojoje taurėje deja tačiau lieka ketvirtais. Na, o bronzos medaliais pasidabina labai laimingi atrodę DUV Reklamos vyrukai, kurių gretose rezultatyviausiai žaidė 17 taškų įmetęs ir net 10 rezultatyvių perdavimų atlikęs Tomas Melnikavičius. 15 pridėjo jo komandos draugas Laurynas Jonušas. Tuo tarpu ZTS LT gretose 17 taškų įmetė Artūras Karapetian, 16 pridėjo Justinas Daugėla. Na, sezoną bendrai vertinu teigiamai. Tikslas minimum tai yra patekimas į finalo ketvertą buvo įgyvendintas. Aišku, prieš sezoną rinkau tokią sudėtį, kad nepatirtume iš viso pralaimėjimų ir žygiuotume iki pat finišo tiesiosios. Ir kaip sakoma, finale taptume čempionais. Na, deja, gal žaidėjų jaunas amžius, galbūt susižaidimas tokia, perdegimas, vidinės drausmės gal šiek tiek trūkumas. Na, neatvedė mus prie to užsibriežto tikslo. Bet ką padarysi, kaip sakoma, vis dėlto gynyba laimi čempionatus, o mes truputėlį nesusikalbėjome gynyboje. Automatiškai buvo sunkiau užpulti, užbėgti į greitą puolimą. Mūsų varžovai savo patirtimi, savo tokio aukšto rango varžybų patirtimi mus vis dėlto pranoko ir galiausiai dėja, kaip sakoma, iškovojame tą medinį medalį, nors tikėjomės tikrai bronzą paimti vakar ir tai, kad vėjome su vyrais, kad čia kovosime, bet po ketvirtfinalio etapų dėja tarsi žaibas į mus trenkė ir viskas apsivertė aukštyn kojom ir nesukovojame finalinį ketvirtį taip kaip norėjome. Ačiū tikrai labai visai Vilniaus krepšinio lygos organizacijai už tokį puikų čempionatą. Tikrai buvo smagu žaisti. Kitais metais būtinai vėl dalyvausime. Sieksime vėl tik aukščiausių tikslų.
Na, komandų sudėtis, aišku, gal kažkiek keisis, bet, kaip sakoma, visada keliam tikslą maksimum ir kelsim tokį pat. Taip, kad linkiu sėkmės visoms kitoms komandoms ateinančiuose čempionatuose ir susitiksim aikštelėje vėl ir vėl aiškinsimės, kas stipriausia. Tai gyvuoja krepšinis. Tai vat, kelias iki 3 vietos tikrai buvo nelengvas. Nežinau, grupė susiklostė gan sunkiai. Turėjom porą pralaimėjimų skaudžių, netikėtų, kurie šiek tiek išmušė iš vėžių ir panašiai, bet radom trenerį. Atėjus treneris sustigavo žaidimą, įpūtė komandinės dvasios ir manau, tai mums padėjo reabilituotis po sunkios grupės, sunkių varžybų. Ir tada jau buvo ir priešininkai tokie baisus, nes tiesiog ėjom savo tikslo link. Aišku, tikslas buvo iškeltas laimėti 1 vietą, nes niekada nelaimėsi, jeigu nebus aukščiausi tikslai. Bet džiaugiamės laimėję 3 vietą. Manau, tai yra taip pat šioks toks pasiekimas. Ne šioks toks, o geras. Nežinau, varžybos nuo pat pradžių klostėsi gana neblogai. Ir nežinau, atėjom užsivedė turbūt po skaudaus vakarykščio pralaimėjimo, nes labai norėjom laimėti. Bet nuotaikos labai geros, komanda patenkinta, pagaliau pasiekėm kažką apčiuopiamo ir nežinau. Viskas puikiai, nuotaikos geros tikrai. Ir ačiū visam Mikaelui, fanam gaila, kad šiandien negaliu susirinkti, nes penktadienis, bet vis tiek visiems ir galim ačiū visiems tikrai. Didįjį finalą sėkmingiau pradėjo jaunieji Tugen Kefer vyrukai, kurie iškart po 10 minučių spurtavo į priekį dviženklę persvarą 26-16. Šį savo pranašumą jie padidino ir antrajame kėlinyje ir rungtynėms įpusėjus turėjo solidžią 14 taškų persvarą. Matavimo studija nesudėjo ginklų ir trečiajame kėlinyje minimaliai prisivijusi savo varžovus spurtavo 4, kuomet sumažino savo atsilikimą iki 5 taškų. Deja, didesniam spurtui jau nebepakako nei laiko, nei jėgų ir rungtynes 6 taškais bei čempiono titulą iškovoja 84-78 laimėję Tugen Kefer vyrukai. Jų gretose rezultatyviausiai žaidė 22 taškus įmetęs Mantvydas Staniulis. 18 pridėjo naudingiausio žaidėjo titulą iškovojęs Laimonas Brazauskas. Tuo tarpu antrosios vietos laimėtojų matavimo studijos gretose 27 taškus pelnė Mantas Vanagas, 19 pridėjo Kęstutis Balčiauskas. Vilniaus krepšinio lygos Top Sport pavasario čempionato mažojoje taurėje 4 lieka ZTS LT vyrai, bronza atitenka DUV reklamos kolektyvui, 2 matavimo studija nuo Tugen Kefer šį sezoną iškovojo jau 2 savo čempiono titulą kartu su VKL Eko lygos nugalėtojų vardais. Vilniaus krepšinio lygos kolektyvas dėkoja visiems, kurie savo pasitikėjimą skyrė mūsų lygai ir tikimės jūsų dėmesio kitame naujame mūsų sezone. Didelis ačiū lygos rėmėjams, taip pat visiems lygos darbuotojams ir visiems tiems, kas prisidėjo, jog šis čempionatas vyktų taip, kad jums kiekvieną kartą būtų malonu žengti į krepšinio aikštelę. Jo, sezonas šitas mums po pertraukos buvo gan įdomus, dėl to, kad turėjom galimybę vėl susirinkti draugų rate, su kuriais esam tikrai pasiekę labai rimtų pergalių Vilniaus krepšinyje. Ir čia mums, kaip sakant, pastumėjo kolega Paulius Adomėnas šitam geram darbui. Aš aišku stengiausi palaikyti kiek įmanoma šitą idėją, gal jau šį kartą ne taip intensyviai ir energingai kaip anksčiau, bet matyt to užteko, nes visai sėkmingai startavom, tikrai sunkiam pogrupį išlipom pirmi, parodėm tikrai, kad ir šiek tiek vyresni, bet labai normaliai krepšinyje atrodantis. Na ką, o sezonas gavosi toks, koks gavosi. Iš esmės tai gavosi blogas, nes nelaimėjom aukso medalį. Nors tokio tikslo pradžiai neturėjom, bet kaip visada ateitis auga bevalgant. Tai tiesiog po vakarykščių varžybų, tiesiog matyt per daug išmetėm jėgos. Tiesiog taip gavosi, gal tas netgi priešininko silpnesnio, tegul neįsižeidžia buvimas, gavosi, taip padarė tokį šiek tiek paslaugą meškos, kad mes galvojom, kad kažkaip sėkmingiau sužaisim pirmą atkarpą. Blogai sužaidėm pirmą kėlinį, labai blogai sužaidėm tą pirmą kėlinį, pralaimėjom dėl to varžybas. Nes ten viskas ir sprendėsi.
Tai tų 10 sakių, kurias pralašėm pradžioj, pritrūko mums. Tai va čia to sezono, man atrodo, kaip sakant, vienis ir buvo, kad galbūt per vėlai startavom, per vėlai norėjom kažką įrodyti savo priešininkams. Va to gaila, bet pritrūko. Bet ką padarysi? Čia yra krepšinis, kamuolys apvalus, mes tikiuosi, kad dar palošim, tikrai sėkmingai sukovosim su įvairiuose varžybose. Tikrai daug šaunių priešininkų, labai gerų komandų sutikom, labai smagiai pasižaidėm, labai organizuotas gerai turnyras, mes ateinam gerą laiko, gerai visi teisėjavo, tikrai labai šauniai visi pasirodė. Ačiū vyrams mano komandos ir aišku, dėkui organizatoriams bei priešininkams. Tai visų pirma, tai labai sveikinu savo vyrus su pergalė, labai sunki pergalė finale. Šiaip iš tikrųjų turėjom labai lengvą kelią, manau, iki finalinio ketvirto, tikrai lengvą. Nežinau, kažkaip išėjo taip, kad ateidavo komandos mūsų ar ten pavargusios po šeštadienio ar kažką, o mes kažkaip sugebėdavom susirinkti normaliai. Turėjom vieną pralaimėjimą prieš Ridiką, nesusirinkom, aišku, patys kalti, čia nėra ką kalti. Bet šiaip aš manau, kad turėjom iš tikrųjų labai stiprią komandą. O kas svarbiausia, yra komandų, kurios yra individualiai stiprios ir buvo tokių komandų pavasario čempionate, kurios iš tikrųjų individualiai stiprios ir galingos, turi gerus žaidėjus, atrodo turėtų apuošti visus, bet faktas tas, kad man šį sezoną pavyko surinkti tokią komandą, kuri buvo ne tik individualiai stipri, bet ir labai komandiškai stipri, emociškai stipri ir tuo labiausiai labai džiaugiuosi. Iš tikrųjų galiu dar pasakyti, kad prieš sezoną man labai sunkiai sekėsi rinkti tą komandą, nes išėjo taip, kad tai vienas negali, tai kitas negali, tai trečias pinigų neturi, tai jau atrodo surinkau komandą, dar 2 žmonės atkrenta dėl nežinia kokių priežasčių. Ir iš tikrųjų vienu metu jau galvojau, kad iš viso aš tos komandos nesurinksiu. Bet faktas tas, kad kažkaip, nežinau, išlaikiau susikaupimą, rinkau komandą žadėdamas žaidėjams, jau tuo metu žadėdamas žaidėjams, kad einam ant medalių. Ir džiugu, kad savo pažadą ištesėjau. Tai faktas tas, kad iš tikrųjų, kad ir kaip keistai skambėtų, džiaugiuosi, kad tiek daug žmonių nesutiko žaisti mano komandai ar negalėjo žaisti mano komandai, nes galų gale mes turim tokį rezultatą, kad man pavyko surinkti labai gražią, labai draugišką komandą, kuri laimėjo 1 vietą.